Kaip yra politinės partijos, dar 0 yra 2 procentų, 0,2 procentų yra partinių žmonių yra. Ir ką jūs siūlote? Šiandien valdo mūsų Lietuvą. Ir jūs rinkite asmenybę siūlote? Aš tik netapit norėjau. Norėjau tą paklausti. Jūsų požiūris į šitą dalyką yra. Tai yra eina ir paskui rinkimai, taip toliau. Ir pavyzdžiui, dabar neseniai tik priimtas įstatymas nevyriausybinė organizacija. Tai yra tęstinumas, gal kas ir pasidomėkit yra. Tęstinumas partiškumo. Suprantat, kaip yra? Į šitos klausimus žmonija jau atsakė prieš 100 metų. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl mes jos keliam ir keliam. Tuoj pat jums paaiškins. Nu, kurį čia paimsim? Mane. Pat jūs, tvarkoja. Nėra partinių rinkimų. Tarkim, nėra partinių rinkimų. Yra tik balsavimas už asmenybę. Taip? Jūs išeinat ir sakot, maždaug tokią kalbą. Ar gali pragyventi žmogus už tą varganą 1000 litų? Kam apskritai sąžinės užteko apsiriboti šitokią sumą? Ir jūs, kreipėtės, jūs drįsta dar kalbėti, kad tai yra normalu? Minimumas turi būti mažiausiai 2000 litų. Mažiausiai. Ir visi, kurie nesugeba šito mokėti, jos reikia varyti lauk iš biznio. Ir dabar atsistoju aš po jos. Ir sakau, klausykit, ponia Mėla, bet iš kur mes gausim tos pinigus, tos 2000, juos reikia uždirbti, suprantat, čiagi ne taip paprasta, visą kitą. Už ką balsuosit jūs? O! Suprantat? Ir va tokios asmenybės ir susirinks į Seimą. O tas, kuris žino, iš kur tas pinigas gimsta, jis už mane ir nebalsuos. Ir va susirinks tokios asmenybės, kurios prižadės aukso kalnus, paskui dar kitas dalykas. Tokių bus 141, už nieką nebus atsakingi, nes kiekvienas pasakys, aš tai už, bet 140 tai prieš. Ir rezultatas bus dar blogesnis negu dabar. Kaip tai nebūtų šlykštų, turint omeny tas partijas. Taip, partinė sistema pas mus blogai funkcionuoja, partijos neturi ideologijos, jos visos vienodos, viskas taip. Bet balsavimas už asmenybės duotų dar blogesnius rezultatus. Čia panašiai kaip su Ukraina. Jie išėjo protestuoti prieš korupciją, prieš Janukovičių ir taip toliau, bet dar prieš 4 mėnesius ten buvo algos, buvo pensijos ir buvo šiokia tokia tvarka ir milicija atvažiuodavo ir greitoji. Dabar jau milicija neatvažiuoja, greitoji neatvažiuoja, pensijų nebėra, algų nebėra, ir šalies toj nebebus. O pradžia buvo labai graži, labai graži. Gerbiamas kandidatė, su kiekvienais metais per 20 metų situacija valdžioje vis prastėja ir prastėja. Kuo tai baigsis? Nu ką reiškia prastėja? Ką jūs turite paminėti? Partinė sistema, sakykime, Seime, kaip yra mūsų žmonių interesai stovaujami, jie visiškai užsidaro. Aš visada taip sakau, ar apskritai demokratija gali būti? Pasvarstom. Nes kad būtų demokratiniai rinkimai, tai žmogus turi ne tik turėti iš ko rinktis, bet jis turi suprasti, ką renkasi. Ar ne taip? Jeigu jis nesupranta, ką jis renkasi, tai ar tokius rinkimus galima vadinti demokratiniai? Įsivaizduokit, kiekvienas iš jūsų pažįstat krūvą žmonių, kurie žalio supratimo neturi apie nieką, bet gauna biuletenį ir sprendžia mūsų likimą, neturėdami jokio supratimo. Ir dėl to ne veltui aš esu iškėlęs tokį idėją, aišku, fantastinį, čia niekas su ją nieko nedarys. Rinkikai. Rinkikai turi egzaminus išlaikyti. Nori būti rinkėjų, išlaikyk egzaminus, įrodyk, kad tu nors kažką supranti. Ir teisė rinkti turi būti garbė. O dabar kiti kelia priešingai, dar nori priversti eiti visus balsuoti. Tai žiūrėkit, žmogus, aš sako, nieko nesuprantu. Ne, tu turi eiti balsuoti. Cenzą nori pažeminti. Ir cenzą nori pažeminti, taip. O turi būti priešingai. Priešingai. Ir va tada, bet yra dar kitas dalykas, o čia prie švietimo reikalų prieiti. Mano manimo turėtų nuo mažiausių mokyklinių metų. Vaikai turėtų būti auklėjami ir kad suprastų, iš kur atsiranda pinigai, kokios yra ekonominės sistemos. Suprantat, pavyzdžiui, kad apie ekonominę geografiją Lietuvos, vat vėl grįžtu prie to mano monologo apie kainas ir algas. Mes visiškai nevertinam mūsų klimato įtakos ekonomiką. Duodu pavyzdį, įsivaizduokit, išauginti vieną bulvę Lietuvoje
su tom pačiom sąnaudom jūs kur nors gerose žemėse Vokietijoje išauginsi 3-4 bulves, o sąnaudos tos pačios. Aš jau nekalbu, kiekvienas primeskit. Va, jūs važinėja dabar po visokius Londonus. Matot, kokie Londone būtai. Langų nėra, to suolo nereikia, padangų šiltų žeminių nereikia, nereikia, kanalizacija laukia. O pas mus visą tai reikia kasti žemę, o visą tai kainuoja. Visą tai kainuoja, mums reikia žeminių paltų ir kaip reikiant paltų žeminių. Jūs įsivaizduokit, kiek mums kainuoja vien tik klimato mūsų atšiauriškumą. Šiltėja. Tai Dieve duok. Tarp kitko, toks niuansėlis. Augalų vegetacijos laikotarpis Lenkijoje yra 2 savaitėm anksčiau negu Lietuvoje. Ir Lenkai visada atveš pirmieji pas mus braškės, paskui trešnę ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes šito neįvertinam ir bandom konkuruoti su visai kitoj klimato juostoje esančiai žmonėmis, mes visada pralošim. Ir štai mūsų vaikas mokykloje, jis turėtų gauti šitą žinias. Ir tada jisai galbūt baigęs mokyklą suvoktų, kodėl vakaruose geriau gyvena. Kad ten vakaruose gyvena geriau ne dėl to, kad jie už mus kažko geresni, o dėl to, kad ten klimatas geresnis, kad jie pinigus spausdinava ir daugelį kitų dalykų. Ir tas vaikas gal tada didžiuotųsi, kad jis yra iš čia, kad mes va tuo atšiauriam klimate ir laikomės 1000 metų. Ir jis nuvažiavęs ten kur nors į Londoną, turėtų ką pasakyti prie alaus anglui, kad tu ten nesišiauš, tu čia sėdi, kur pas tave palmės auga sausio mėnesį, taip? Bet atšiaurus klimatas grūdina. Kuo mes esame... Nėra jokios laisvos rinkos, mielas man. Kuo mes esame pranašesni? Tai be abejo, kad taip yra. Bet mes tai šito dabar savo nesakom. Ir mūsų mokykla tai mums vaikų neruošia su šitokia mintim. Priešingai mokykla ruošia mūsų mintim, kad iš čia reikia pabėgti, va ten yra rojus. Vakarai tik tai... Jo, vakarai, va ten yra angelai, ten viskas, demokratija ir taip toliau. Ir vaikas tada baigia mokyklą ir jis, žinot, aš kaip sakau, jisai sako, palaukit, tai jeigu ten jau taip gražu, tai kokio velnio aš čia būsiu, toj šaldytoj slyvą aš važiuoju originalų. Nes mes bandom padaryti kopiją vakarų pas save. Prisirašom angliškų užrašų, visokių peipost. Aš visada tą patį jokingą argumentą jums sakau. Nu įsivaizduokit, nuvažiuojame mes kur nors į Amsterdam, einam ten po tas jų gatveles ir matom kavinių užrašus. 2 gaideliai, pavyzdžiui. Ten baltoji varnelė parašyta. Ir panašus. Ką mes galvotume apie tos žmonės? Nu galvotume kažkokie lohai, ne taip. O matot, mums jokinga net pagalvoti. Bet jie, kai atvažiuoja pas mus, tai taip ir jaučiasi. Eina po mūsų senamiestį ir mato visur užrašytus tokius užrašus. Ir galvoja, kas čia per tokie gyvena. O dar jokingiau tai yra Maskvoje. Man tai tiesiog, tai yra didžiulė civilizacija, reiškia, atominės bombas pasigaminę. Pasistato Maskvoje naują rajoną ir pavadina Maskva City. Arba mačiau vieną kartą šventė Kalašnikovą jubiliejų. 70, kur pasimirė dabar atrodo žmogus, ne? Švenčia jo jubiliejų, rodo valstybinė televizija ir finalė jau viskas, jau visi atsistoja ir dainuoja Happy Birthday to you. Realus dalykas. Tai suprantat, mes panašus, ar rusai, ar mes tokie patys vakarų atžvilgių, mes visi sergam kažkokią kompleksą. Nepilnavertiškumo kompleksą. Ir tik mokykla gali nuo jo išgydyti. Bet tada kas turi būti mokykloje? Turi būti dėstoma mūsų istorija, kalba. Mes turim galybę argumentų, kuriais mes galim didžiuotis, kuriais vaikas išėjęs į pasaulį galėtų argumentuoti tenais nuvažiavę. Arba netgi toks faktelis iš tarybinio laikotarpio, rodantis, koks lietuvis yra šiaip jau suktas. Gudrus. Gudrus. Tarybiniais laikais lietuvis buvo pirmas pagal automobilių skaičių 100 gyventojų, privačių namų skaičių pirmam gyventojui, pagal indėlius banke, pagal visokių televizorių ir taip toliau. O ir šiaip jau, jeigu imsi atskirą miestą, tai ne Kaunas buvo pirmas, o Marijampolė, Kapsukas tuometinis buvo pirmas Tarybų sąjungai pagal automobilių ir namų privačių skaičių.
Ir visą tą jūs galite pasimkite enciklopediją, tą tokią tarybinių laikų, tą raudoną tokią. Ten visi tie skaičiai yra. Suprantate, reiškia lietuvis moka. Ir sugebėjo tada. Kodėl Marijampolėje ten buvo daug fabrikų, ten buvo ką pavogti. Mes nesenai buvom Marijampolėje, važinėjom po tos senos kokie namai. Ten viską buvo. Tarp kitko, apie namus prisiminiau. Pažiūrėkit, kokiuose namuose mes gyvename. Aš turėjau privačius jeigu. O ypatingai paskutinių tarybinių laikų statyba. Tai ten. Bet kur yra problema? Mes nemokam viešosios erdvės sutvarkyti. Aplinka, kuri išeina už mūsų jau tvoros, pas mus yra visiškai palikta savieigai. Ir dėl to mūsų bendras vaizdas Lietuvos yra negražus.